ką tik sakė, pasišalinu iš vietos. Bėga. Dar ir pistoletas liko. Šitas. Tai dar nors kokybiškas putas būtų naudojęs, tai ne pačios pigiausios iš depo. Einam, pažiūrėsim, ką tas statytojas pridarė klientui ant stogo. Šito kotedžo yra istorija tokia, kad šiam kotedžiukui yra 5 metai ir dar praeitais metais buvo atvažiavęs statytojas, nes pavasarį, kai tirpstas sniegas, užtvindė patalpą. Na, ta prasme, neužtvindė, bet pradėjo bėgti vanduo. Tai jis atvažiavęs, sako, bus kondensatas ir einam parodysiu, ką padarė. Kadangi skardinis stogas stipriai kondensuojasi, tai jam būtinas geras vėdinimas. Paprastai tai būna taip, kad oras paimamas prie latako ir išpučiamas prie parapeto. Matome, kad stogas ir taip nesiventiliavo, nes skarda yra priglausta prie plėvelės. Bet kad būtų sandariau, statytojas dar pripūtė ir putų, kad būtų eliminuota bet kokia oro cirkuliacija. Tai jūs pasigrožėkite vaizdais, o aš, kol dar statytojas nespėjo pabėgti, greitai šoku nuo stogo ir puolu vytis jį. Stok, turiu ginklą!